Sveiki susirinkę į vėl labai blogą. Su nuotykiais pradėjom. Šiuo metu yra po 12:10. Šiaip ne taip šiandien atvarėm. Turėjom būti apie 7 čia vietoje, bet atvežiavom apie 11 tik tai. Taip, dalelė buvo. Su Zapaskė pravarėm 700 kažkur kilometrų. Tam parodysim, kas vyko tą naktį, kol mes čia keliavom. Nu ką, kelenytė prasideda paleistų ratų. What's up? Užsimanė pasportuot, va. Vyksta misija išgelbėjimas. O. Kaip pučia stipriai. Nepadėjo. Planas nepaėjo. Va, turim tokį reikalą. Vidury autostrados. Viskas vėl iškrauta. Problemos. Atvykom į Kalkalpen nacionalinį parką, kuris yra įtrauktas į UNESCO paveldą. Tai galvojam, turėtų būti labai gražios trasos. Dviračius susirašėm. Nežinau, ar vėl nebus problemų su tašėm. Kaip buvo? Mano kuprinėje vietos jau nelabai yra. Planavau daugiau viską apsirengti, bet atvažiavam žiauriai šiltą. Tai matysim, kaip čia seksis su tom tašėm. Ir ką, kadangi jau užtarmozinom, tai minam. Pildomės vandens atsargas. Parašyta, kad gerti negalima, bet pabandysim. Jėgų sakė nelabai, jau Andriukas daug turi. Taip, meluoja čia į kamerą, neraudonuoja. Nu, gal ir negaliu sakyti visko, kas būna čia. Bet atvažiavom čia, va, pitstopas prie kažkokio namelio. Tulikas. O šiaip važiuojam tai tokiais va keliukais kol kas. Asfaltų. Visai nemažai dviratininkų. Visi su 9% su e-baiku. Nu, kokios gražios vietos atmynėm. Kavinė ten matosi. Tolėliau. Varysim pailsėt. Sėbiškai pusdienis. Mynėm tokių žvirkeliukų, va, kaip maždaug visą kelią. Dabar užmynėm pagaliau į kalną ir prasidėjo vaizdai. Labai gražu. Nors šiandien aukšti kalnai minsim maždaug iki 1200 tik tais aukščio. Net labai jaukus kalniukai. Kol kas viskas neblogai. Oriukas geriukas. Nei per karštą, nei per šaltą. Taip visai jaukiai šilta. Labai gerai. Svarbu naktį nebūtų šalta.
Činžin su vaizdeliu. O taip, pradėjo mint slėniais. O vėliau ofraudėlis. Nu ir fail. Ui! Su vėliu. Vaizdu! Chlebose atsidūrėm kažkaip. Labai panašiai čia. Nedaug liko, bet abiem miegelių jau nelabai. Visą dieną mažai miegoja, problemos vėlai pradėjo. Bet taip mūsų likimas visada veda, kitaip nebus. Mėnė, maladėt. Tokiais va takeliais čia jau palengvėjo. Prieš tai labai didelį akmenys, tokia buvo techninis lipimas į kalną labai. Va, mano pirmas aukos. Noriu va, palapinė pastatyta. Dūmelis toli kažkokių mūsų draugų rūksta. Ir jau vakarieniaujam. Šiandien valgau, nežinau, kaip tai vadinasi. Thai chicken. Thai chicken. Chicken. Kaip skanu. Upė prie pat. Labai gerai. Vandens turim. Ir mamos su ridikėliu. Žiūrėkit, kokie ridikai Laimos. Kokie Dėlė. dydžiai. Dar čia net didžiausia. Ne, čia dar tik prasidėjo sezonas. Tai va, pavargom šiandien labai taip. Mažai miegojom, problema su mašina. Bet maminėm 35, man atrodo. Nu, maždaug tram 6 gal galas. Nu, apie tram 5. Pradžių prikolinau apie 30, bet gal daugiau. Bet paskutinė sekcija man labai nepatiko. Sunki ir labai sunkiai kilometrai ėjosi iki šito kempingėlio, sakykim. Bet įvyko. Tai laukia daugiau. Good morning. Atsikėlėm, patinės veidelis. Darom pusryčius. Nežinau, ar matos. Ten kažkur ant kalno, kur saulė šviečia. Džiovinam palapinę, nes čia neaišku, kada bus biški saulytas. Andriukas pusryčius ruošia. Tvarkysimės ir minsim. Atsikėlėm, neatsimenu kelintą, po 6 žadintuo skambėjo, gal 15, bet taip gerai miegojom. Sakėm, dar portume kokią porą valandėlių gerų. Bet šiandien mums reikia įveikti kiek? Kokį 60 kg, nes rytoj reikia tvarkytis padangą ir iki kokios 10 būtų miestelį. Pažiūrėsim, kaip čia seksis mums. Nes visai nemažai, vakar įvykėm 3-5, bet jau buvom be jėgų, be jėgelių, aišku, be miego, bet nu, žiūrėsim, kokie tie kilometrai. Jeigu bus daug statumo, tai bus sunku. Tai va, matysim. Dabar kraunam košę. Jau beveik užvyra vanduo. Ir eisim valgyti.
Good morning, everyone. Šiaip ne taip išsirašėm per 3 valandas. turbūt dabar beveik 9:30. Tai apie 6:30 atsikėlėm. Nu, tipo maždaug 6:30, kol išsiropštėm vos ne 3 valandas. Antirekordai. Bet tai buvo šalta, bet va, per tas 3 valandas sušilo neblogai, kad Aha, ryte tai buvo Karštai. labai šalta. saulė tik atėjo, pavėsi ten dauboj. Nu, tarkim, kokie 5-6 laipsniai gal buvo. O dabar jau, nežinau, Trumpom netoli rankovėm. 20. Bet karšta. Dar į kalną. Na tai išvis. Šiandien laukia, tikimės gražių vaizdų. Laukit ir jūs. Rimaut? Biški. Bet jau reikia važiuoti. Mes turim dar gal tik 3 kilometrus. Beveik 3. And now we have beautiful view. Turim sniego ant kalnų. Gražiai atsivėrė. Tik per kamerą sakyčiau dar ne taip gražu kaip tikroviai. Dar sniego yra, nors taip karšta atrodo dabar, pavyzdžiui. Vis tiek sniego yra. O žiemą, kai atvažiavom, nebuvo sniego. Tai kame problema, kaip tau atrodo? Matyt, kad reikia važiuoti slidinėti Vasarą? balandį. Valandį. Nu, gerai, Šiaip gal tai kovo kokį. jau gegužė dabar. Ai, jau gegužė. O jie. Jetau. Nu, vaizdas tai pasakiškas. Labai gražu. Nu va, Simona namuką rado. Galite išlysti, Simona. Čilina. Nu, vaizdas tai čia žiauriai geras. Jo, bet Man labiau patinka. atgal gerai. Man patinka. Va, kaip. Nematom gal biškį mindami atgal vaizdą. Bet su gražiu. Atvykome į vietinę unikalią parduotuvėlę. Hansaum, vadinasi Jūtė ir turi parduotuvę, pasirodo, Parduotuvė palikta. žmonių nėra, bet va, nori nusipirkti alaus 3 eurai. Limonadas ir radleris nealkoholinis 2,50. Va, Va, šaltas. limonadas, radleris nealkoholinis Ir alus. ir alus, va kažkur Va, su taip. etikete. Niekas neperka, tai mes nupirksim dabar. Ir šaltas. Kadangi turim 5 eurus, tai turim pirkti Lygiai. 2. Lygiai, jo. Paragausim limonadą, čia yra akmenėlis. Va. Žengsim. Daugiau pinigėlių nėra. Ir, nu, kaip matom, neišpirkti. Neišpirkti, tai pasiimsim. Yra viskas, va čia va. Atsidarytuvas. Nu, tai ragausim. Paragaujam. Daryk. Net tik kur šuklinas matyt. Reikės išsinešti. Nu. Kaip nesutikom labai čia kitą taučių. Visi Jo. praktiškai vokiškai visi mus kalbina, bando kalbinti. Bet angliškai labai retas, kuris moka, tai nesusišnekam. Nu, kažkaip, nes daugiau vyresnių gal žmonių iš tikro, jaunesnių mažiau. Tai va, Tai va. einam valgyti.
bombinė kola, žinokit, labai skaniai. Ne veltui bombė parašyta. Nu, bombė, žinokit. Aš kolas nemėgstu, bet čia su oranž kažkokia. Na, arba tas vaizdas dar duoda. Tai bombė. Išpirtolina jis jau viską, man nelabai Vieną paliko. labai greit išgėrė. Tu išgėrei beveik, aš taip biškį paragavau. Neklausykit. Propaganda skleidžiama gyvame eterį. O, kas pirtolina. Man manęs taip pavarys. Bombinė. Bombinė. Tiesiog čilinam ant asfalto. Mes paprasti. O šiaip tiesiu koją savo. Biški įdegimas. Toks. Kilam į kalniuką. Aišku, čia nesimato nieko. Kilometrai renkas jau lėčiau. Sustoja rinktis. Bet po to gal bus vėl nuo kalno. Bet ten buvo vaizdai, tai... Nu, įsigijom kažkokią... dabar kažkokį grilinimo skystį. Nežinau, arba čia reikia jį grilinti arba gerti, viens iš dviejų. Irgi austriškas limonadėlis. Paragavom, dar tokių irgi negeria. Nu, sveikatą. O! Geras? Atsimeni? Kriaušė, sakyčiau, ne? Jo, dušė, kaip vadindavom. Eldmuller. Tai ką, pietus, Andrius jau suvalgė tuną. Suvalgiau. Aš tai valgau batonėlį, bet jisai kaip subirėjo ant tiek, kad reikia kaip košę valgyti su šaukšteliu. Kiek turim kilometrų? 30,5. Kiek liko? 20. Bet šiaip šiandien jau įkopėm į tą sunkiausią kalną. Ten galą čia buvo, gal stačiau, bet šiaip pakankamai tai neblogas. Nu, nes asfaltas, matai. Šiaip dviratininkų tai daug. Visai čia. Leidžia krautis. Bet pačios kavinės kaip ir nelabai yra, tik tai va. Nu, keista. Self-service gėrimai. Ir atrodo, yra žmonių, bet vat. Nu, matyt, šeimininkai irgi nori atostogauja, dar kažką. Gal ne visada tų žmonių būna, tai neapsimoka. Nu. Einam į nakvynės vietą. Laiptai tai labai status. Štai mūsų nakvynės vieta. Miegosime va šitam platelį. Ten dėsim palapinę. Ir čia kažkur įsikursim. Biškį galėtų būti žolė nupjauta, bet nieko tokio. Štai vaizdas, tai bus labai liuks. Nu va, Andriukas švarė. Pasiplaukant biškį. Čia radom šeimininkų. Supą pasiskolinom.
Būtų bairis, jeigu įkristų. O išvengčiau. Palapinė pastatyta. Verdam valgyt. Tiksliau šildomės. Maistą. Bus skanu. Tai šiandien, kaip ir planavom, įveikiam šiam kilą. Šiam 1 kilometras per 5 valandas, rodo. Va tokia trasa. O rytoj važiuosim taisyt padangą. Mums čia iki mūsų miestelio nedaug liko, kiek ten apie 10 kilometrų. Tai gal net galėsim pamiegoti biškį ilgiau. Nemanau. Sako, kad ne. Čili con carne. Čili con carne. Troškinys. Va tokie va patiekaliukai. Ir skanaujam. Neblogai. Tai jau dedame daiktus. Nebuvo šiandien šalta kaip vakar. Ir varysim padangų keisti. Jau beveik susidėjom, papusryčiavom. Varysim, tai varysim. Aišku, kažkas tarmozinom biškio. Wow, blogint, dar kažką. Reakcija tikrina. Molėt. Kilimėlė net nesusipakavė. Tai čia tavo kilimėlė. Ne mano. Opa. Nu va, trumpam prasiminime. Jau vaikų davė. Bet tai kvapas ne. Kvapą turi už to pačią. Nu va ir finito. Kažką grįžom, mašina aplaipėta, kažkokio gyvūno. Katiniuko gal. Ratai nenuleisti. Tas vienas vis dar. Reik varyt tvarkyt, tai dirbam, tvarkomės ir dar į Linzą nuvažiuosim pasivažinėti. Mums pasisekė. Mus išgelbėjo. Best Drive by Continental turi vieną paskutinę tokią pačią padangą, kaip mums reikia. Tai nereikės keisti 2, užteks vienos. Sakė, nauja 8 mm, ant kitos pas mus likę 6 su biškiu, tai sakė, all good, galit varyti su vienu. Ir padarė, kiek ten, apie kiam eurų nuolaidą beveik, 30, nes paskutinė padangėlė. Varom pro kažkokį turgelį. Andrius sakė, gal apsipirks. Kokia čia upė? Dunojus. Va. Pažiūrėkit, kokia plati Dunojaus upė. Išbandyt Dunojų. Mes kai visada kaip bomžiukai. Kažkokiam kvartalė, vidury gatvės. O tai va, kraunamės į bagažinę. Nu ir ką, atvykom į paskutinį šalia Linzo. Gražų labai upės vingį. Dunojaus vingis. Gal Valujevčius irgi čia kažką filmavo. Prasuko. Prasuko. Net, kad prasuko, tai tikrai prasuko. Bet toks labai gražus toks. Retai tokių būna. Didelio upių, gražių vingių. Taigi, mūsų kelionėlė jau į pabaigą. Trumpa ir graži kelionė, su gražiu oru. Taip, ką tik buvom paskutiniam lankytinam objekte, jau eisim į mašiną ir keliausim namo. Norim padėkoti savo sponsoriam ir draugam, kurie tiesiogiai, netiesiogiai prisideda prie mūsų kelionės. Tai didelis ačiū Giedriui su Gintaru už palapinę, miegmaišius, kilimėlius ir šiaip už moralinį palaikymą ir trasų
dažnai padėjimą išsirinkti. Jo, nes realiai būtume kitur važiavę, bet jie sakė nevažiuokite. Tai važiavam čia. Taip, tai už maistą sąlyginai Martynui ir Erikui ačiū. Jo, už pusę drono Erikui ačiū. Už pusę drono ačiū. Modestai ir Eimantei šiaip už gerą nuotaiką visą laiką siunčia linkėjimus. Nu ir visiems kitiems ačiū, kad žiūrit, kad sekat ir kad palaikot, klausinėt, kaip mums sekasi ir kad domitės. Lauksim kitų kelionių. Ate. Ate. Tikimės, kad be bairių grįšim namo. Jo, tiek tikim. Ate.